Labas, Dariau. Labas, Pavlai. Nu ką, pradedam. Tai pirmas, norėčiau, kad tu prisistatytum trumpai, iš kur tu kilęs papasakotum. Aš Darius Šileikis, kilęs iš legendinio Zarasų krašto. Legendinio sakau ne dėl to, kad kažkur kitom legendom apipiltas, bet realiai tai artimas kraštas. Nes Zarasai, apart turbūt poros metų pertraukos nuo nepriklausomybės laikų, tai Zarasuose nebuvo metų turbūt, kur nebūtų ralių. Nes būdavo raliai Visaginas, raliai Aukštaitija, aplink Lietuvą, kartais net 3 raliai per metus. Tai pravažiuodavo pro Zarasų rajoną. Tai dabar atsirado dar naujų, nu, buvo ir naujų, kur, va, pavyzdžiui, Rokiškis užsukdavo iki Zarasų rajoną, dabar va, raliai Aukštaitija, nu, su atnaujintu organizatorium. Tai aš užaugau 300 metrų nuo mm, vieno man gražiausių greičio ruožų Lietuvoje, tai yra Gražutės greičio ruožas. Tikrai visiems ralio fanam puikiai žinomas. Taip. Va šį savaitgalį kaip tik buvo tas greičio ruožas, tai maža miestelėje, Biržūnas, užaugęs taip, kad su tėvu, su broliu, su draugais iškart eidavom per ir ralio žiūrėti, atsimenu tuos ralius nuo mažų dienų, labai mažų dienų. Tai kai man dar vos keli būdavo, atsimenu, su tėvu žiūrėdavom, su broliais žiūrėdavom, kadangi jie vyresni su draugais, tai va, tai taip ir įsiskiepijo savaime autosportas. Aišku, plačiau gerokai, nes ralis kažkaip neapsiribodavo vien tuo kelis kartus per metus žiūrėjimo raliu, o daugiau domėdavosi, nu kiek tokių sąlygų būdavo, nes kadangi esu iš regiono, tai miestuose tų Zarasų rajone kitokių lenktynių nebūdavo, nėra nei kroso Mhm. trasų, nei žymių trasų, tai ralis pirmoje vietoje, bet vat, atsimenu, kadangi kitas brolis yra, kuris nelenktyniauja, bet yra šiaip autosporto buvo fanas, dabar mažiau, jis yra visiškai Formulės 1 fanatikas, tai su juo žiūrėdavom Formulę 1, tada atsimenu tuos vakarus, kai per BTV televiziją sukdavosi Dakaras, tai Dakarą žiūrėdavo. Nu, kiek tokių būdavo per televizorių, tai nes čia, nu, grubiai, nu, seni laikai čia, ta prasme. Aš atsimenu, nuo 1 klasės jau tas autosportas galvoj būdavo. O po to jau pats įsiskiepijau, įlindau, į, gal net pritrauktas buvau visai netyčia, nes 2000. O dabar vis laik painioju metus, ar 2005 ar 2006, kai man buvo 13-14 metų, tai jau tada pirmą kartą teko dirbti ralio varžybose, Utenoje, kai tvėriau, saugojau. Tai pirmieji metai autosporte tokie ir buvo per savanoriavimą, kur tverdavom greičio ruožus, juos nutvardavom, stodavom į apsaugą. Nu, tokie laikai buvo tenais. Dabar, pavyzdžiui, tai yra didžiaja dalim atlyginama viskas visam personalui. O tada būdavo bendruomenė, Extra Racing Forumas, kurį tikrai puikiai žinai. Tai susirinkdavo savanoriai, jie važiuodavo, gyvendavo mokyklos stadionuose. Nu tai va, tai aš pradžią puikiai atsimenu, kai man 14 metų gal buvo tuo metu. Tai va, ir nuo 14 metų, nors iš pradžių gal daugiausiai, sakyčiau, kroso varžybose teko dirbti, bet jau maždaug nuo 18, kai įsilaikiau teisėjo licenciją, persikėliau studijuoti, tai tada jau tik kraliai praktiškai. Nu, ir dabar, aišku, yra slalomo visokių, street race'ų, bet ralis tai yra vis tiek, kur nebelieka kitom laikom varžybom, nes tiesiog ralis yra taip dažnai, 18 varžybų per metus, įskaitant dar komercinės, tai dar daugiau, kaip ralis aplink Lietuvą, pres ralis, Kauno Ruduo komercinės varžybos šios. Tai tom kitom varžybom tiesiog nebūna laiko. Tai, jo, tai tokia trumpa istorija. Supratau, tai tu man beveik atsakė ir į antrą klausimą. Koks A, antrasis? kiek metų dirbi prie ralio? A, tai čia Tai nuo, va, sakei,
Tai dabar aš vat, baigiu pasimest, ar tai yra 20 ar 21 sezonas šiuo metu. Nu, žodžiu, Tai virš 20 metų. jo, Kokiose jo. pareigybėse tu jau daugmaž irgi nupasakojai, nes buvo toks Tai aš klausimas praėjau dabar. viską Viską praėjau. praėjai. Ir Nuo dabar esi, tvėrėjo. Dabar esu ralio komiteto pirmininkas ir dažniausiai, jeigu įmam ralio varžybos, tai arba varžybų vadovas, arba varžybų pavaduotojas, vadovo pavaduotojas, nes rotuojamės. Nes, okei, nu, tai labai daug atima laiko pasiruošti, nes darbas nėra vien tik per varžybos, yra iki varžybų, personalo sukomplektavimas. Tai rotuojamas, bet jeigu įmam ralį, tai šios dvi pareigybės arba trasos saugumo viršininkas, nes didžiąją dalį savo teisėjimo karjeros aš dirbdavau saugumo srityje. Nuo saugumo teisėjo iki greičių ruožo saugumo viršininko, SAFose dirbančio teisėjo iki trasos saugumo viršininko. Tai skaitykim, iš tų 20 metų ralyje, tai kokiu 15 grinai specializuotų buvo saugumo srityje. Tai, tai bet šiaip perėjęs visas pozicijas ir daugybę kartų. Nuo kūro zonos teisėjo, LK teisėjo, stopo, nu, visas įmanomas daugybę kartų. Tai. supratau. Tave galim vadinti Rally 4 Trophy Lithuania įkūrėjų ir organizatoriumi. Įkūrėjai, ne, aš norėčiau šitos laurus atiduoti mecenatams, nes, nu, jų intencija tokia buvo čia šių metų, nu, jau praėjusių metų tarpušventį. Vladas Jurkevičius ir Dovydas Ketvirtis susisiekė su manim, kad nori pagaliau matyti RC lietuvį, kad tiksliau gal ne taip, ne RC matyti lietuvį, o sukurti precedentą, kad Lietuvoje atsirastų tikslinė ralio piramidė. Nu, Mhm. visi žinom, kad, pavyzdžiui, visi mes esame savo gražus, visi esame savo geriausi, bet norim, kad pradėtų lietuviai keliauti į Europą, mokytųsi važiuoti skirtingais greičio ruožais, mokytųsi važiuoti ant skirtingų dangų, kad įgytų patirties, kai juos aptarnaus profesionalios komandos, kai yra visai kitokia terpė. Nes, nu, Lietuvoje, tai, pavyzdžiui, visi teisėjai yra žinomi, viskas, administracinės komisijos, techninės komisijos, viskas yra žinoma, nes daugmaž viskas tobulėja, žinoma, bet vis tiek tai išlieka daugmaž tas pats. Nu, ralio principai, terpė, bendruomenė, o ten, kai nuvažiuoji, taigi visiškai, nu niekas, tu esi mestas į naują terpę, kur turi tikrai mokytis daug dalykų. Tai va, tai įkūrėjais norėčiau juos vadinti, o po to va ir tu Organizatorius. prisijungi. Mes labiau norim vadintis prižiūrėtojai, kad Tai tokie kaip kas tada neprižiūrėt. organizuoja? Ralio Ats. organizatorius organizuoja šitą taurę, Tai šitą įskaitą, ar kaip gaunasi? Lietuvos automobilių sporto federacija. Tai jinai tiesioginė organizatorė. Čia, nes vis Taip, tiek bet mes atstovaujam federacijai, o federacija tiesiog mes visuomeniniais pagrindais prižiūrim komunikaciją, skaičiuojam čempionatus, atsakom į dalyvių klausimus, atsakom į bendruomenės klausimus. Tai mes tokia prižiūrintis organas tiesiog. Tai ir ne tik, kad prižiūrintis, ir siekiantis vystyti, siekiantis, nežinau, kad viskas eitų teisinga kryptimi, kad tai nebūtų vienų metų projektas. Nes vienų metų projektą tai nesukursi tos tendencijos ir nesukursi tos siekimybės kitiem. Nes, pavyzdžiui, kai pasirodė projektas, dar nežinojom, kiek tiksliai bus dalyvių, nes Rally 4 automobilis turėjo du lenktynininkai. Tai jo, du lenktynininkai turėjo. Dar tiksliai nežinom, kiek bus. O vat kai mes niekur nekomunikuojam, kiek metų bus tas projektas, bet daugybė dalyvių iš Mineralio, iš Sprinto, dabartiniai Laršo lenktynininkai, tie, kurie dar pakliūna į amžiaus cenzą, jie nuolatos klausia, sako, ar bus kitiem metai, ar bus galimybė. Ir mes suprantam, kad jiem atsirado kažkokia siekiamybė. Nu, nes nesinori, kad Lietuvoje, norisi, kad jie Lietuvoje važiuotų, bet norim, kad jie ir pakliūtų į Europos čempionatą, jiems suteikti tą galimybę, nes tikrai
automobilių sportas yra tas tikrai brangus, kad reikia padėti įsitvirtinti. Tai man džiugu labiau yra, kad atsirado toks impulsas jaunimui, kurie, kurie turi dabar aukštesnį tikslą, kurie, nu, tu neapsistosi nieko neįžeidžiant su BMW važiuoti, tu turi sėkmybę įsigyti Rally 4, patekti į Europos čempionatą. Aišku, aš nieko nesakau, tie patys BMW, man šiaip esu už automobilių inžineriją. Tai kad naujų komandų kūrimas, naujų projektų, naujų automobilių kūrimą, aš vis laik už tai esu, nes tai yra skatina tiesiog pačią bendruomenę daugiau užsimti kūrybą, konstravimu ir panašiai. Bet tai duoda, Rally 4 projektas davė tokį impulsą, kurio mes norim prižiūrėti vien dėl to, nes, nu, tikrai dabar atsirado kažkoks kitas tiklas jaunimui ir dėl to yra žuvu. Tiesiog žuvu. Tai, Tai man atrodo, kad jaunimas tiesiog patikėjo savim. Šitas projektas padėjo jiem patikėti, įtikėti savim ir, nu, eiti į priekį ir rasti partnerių, draugų, kurie prisidėjo, nu, ir tikrai tai padėjo va čia, va, pastumėti visus į priekį. jo, va čia jo irgi labai dėl to irgi yra džiugus momentas, kad tie lenktynininkai, kurie dabar šiais metais varžėsi, tai yra 7, bet nežinau kiek visiems ar kiekvienam atskirai, nu, partnerius lengviau kaip čia, įkalbinti, kad va, turime tikslą, kur atsirasime, kur esame, kad visgi tai yra Europos, iš rinkodaros aspektų tai yra plačiau nei vien tik Lietuva. Tai šiaip komunikacija tų dalyvių, tos septyniukės, socialiniuose tinkluose yra pagerėjus, netgi paklausius kai kurios drovius pasisakymus sezono pradžioje arba pernykščio sezono, kai jie dar buvo drovus, nežinodavo, ką pasakyti prieš kameras. Tai va, prašau, dabar jie visi Dabar atviri, jie, laisvai kalba. taip, taip, jie priprato prie kamerų, priprato prie dėmesio. Tai čia yra irgi buvo vienas iš tų tikslų, nes, nu, lenktynininkas, nu, jis nėra vien greičio ruožė lenktynininkas. Jis turi atstovauti ir prieš, ir po, ir per varžybas. Ta lenktynininko sąvoka, gal mes per siaurai žiūrėjom, kad tik tais, jis turi būti tik tais greičio ruožė, rodyti rezultatą. Bet lenktynininkas dėja, nu, jis visuomenės, jis yra viešas asmuo, jis turi kitaip bendrauti, jis turi mokėti atstovauti, ne tik pasisakyti greičio ruožę, kaip tau sekėsi, ten daugybė dalykų, kad tu, pavyzdžiui, turi būti tvarkingai visą laiką apsirengęs. Partneriai turi būti visą laiką matomi. Tai, nu, daugybė dalykų išmoko patys, mokėm juos. Tai va čia yra tas momentas, kuris labai pakeitė tą bendruomenės dalį. Supratau, o papasakok trumpai, ką tu veikėjai per tos 20 metų, jeigu nebuvai ralyje. Tu nedirbai kažkur kitur, ar visą laiką tik tai su raliu susijęs buvai? Ne, ne, dirbau. Tai atmetus mokyklos laikus, atmetus mokyklos laikus, studijų metus, tai dirbau kasdienį rinkodaros srityje darbą, daugiausiai rinkodaroje dirbau. Tai ir netgi įmonių grupė vadovaujančiose pareigose, bet aš toks visą laiką siekiantis visuomeninių labiau tikslų nei interesinių savo. Tai kai tapau ralio komiteto pirmininku, taip atvirai tariant, gimė vaikai, pradžioj dukra, kurią ką tik čia matėte, po to sūnus ir su žmona pasikalbėjom, kad, nu, norisi ir vaikus auginti ir kuo daugiau duoti dėmesio bendruomeniai. Tai tiesiog išėjau dirbti grinai su organizaciniais ralio reikalais ir išėjau iš tiesioginio darbo, o dabar tai praktiškai visą laiką tik su raliais arba kitomis autosporto šakomis, tai yra nuo reglamentuojančių dokumentų prižiūrėjimo iki ką daugiausiai veikiu, tai sportinių, nu, grinai kai ralio organizatoriai samdo mane, kad organizuočiau sportinės dalis varžybų. Nu, tai toks, ten, nežinau, nuo personalo rinkimo iki kitų smulkmenų. Tai va, tai grinai tą ir veikiau.
Ta, Nėra, kad tu kitaip sakant, kai daug, puikiai išmanai. jo, daug kas galvoja, kad, ai, tai čia pusę metų ir va, varžybos pasibaigė, tai atostogausi. Tai iš tikrųjų nežinau, va, pasibaigė šį savaitgalį sezonas, tai aš nežinau, ar per sezoną labiau būsiu užimtas, ar dabar net būsiu užimtas. Nes, nu, taip atrodo, Žinau, bet, nu, apie ralis, ką tu. jo, ralis, nu, ralio varžybos negimsta jos taip iš niekur nieko, jų nepadarysi per mėnesį, net šiais laikais net mineralio etapo nepadarysi per mėnesį. Tai ką jau kalbėt apie kitus darbus, kai yra va, kalendoriai, nes reikia derintis ir su kitomis šalimis, su organizatoriais, tai, nes organizatoriai irgi negali taip laisvai pasiimti kažkokios datos, nes tai jie priklausomi yra nuo savivaldybių, nuo partnerių, nuo kitų organizatorių. Pavyzdžiui, mes negalim, mūsų varžybos nenorim, kad kirstosi su Europos čempionatais, kurie bus, ar pasaulio ralio čempionatais, kurie bus aplinkinėse šalyse, nu, nes tai nebūtų logiška tiek bendruomenės atžvilgiai. Tai va tas kalendoriaus planavimas atima daugybę laiko reglamentų. Jeigu, pavyzdžiui, mes dar pernai turėjom 3 čempionatus, tai Larčas, Sprintas, Mineralis, tai šiemet mes jau turim 5, tai plus prisijungia Trofi čempionatas, kuris atrodo daugam, kad yra 7 dalyviai. Nu, šiais metais buvo 7 dalyviai. Bet tai nereiškia, kad ten mažiau dėmesio jam reikia. Yra Extreme čempionatas, kur sukurtas bagiams ir džipams. Tavo jau ralio disciplina turi 5 čempionatus, kur yra išplėstiniai posėdžiai, bendruomenių atstovų susitikimai, išklausimai, nes tikrai su daug bendruomenės tenka susitikti tarp suzinių, kurie nori pagerinti techninius reglamentus, kurie nori kažko naujo įdėkti. Tai, tai va tik tas tarp sezonis tai labai greit praskries. Ir dar kai pagalvoju, kad va už 3 mėnesių jau ir bus žieminis ralis, nu, jeigu žiema leis. Tai 3-4 mėnesiai. Tai, nu, čia nežinau, kada yra laisviau, ar sezono metu, ar tarp sezonė. Tai Kai tik tiek, viskas kad, suruošta. jo, tik tiek, kad šeštadienį ir penktadienį daugiau turi tarp sezonė. Nes vasarą tai ten gal 2 savaitgaliai buvo laisvi. Tai, tai va, tai to ir užsiemu. Supratau, pats esi dalyvavęs rally kaip pilotas arba šturmanas. Dalyvavęs, bet nemėgstu nei to spektuoti, nei to kažko sakyti. Tai aš dalyvavau Laso taurėje, ten buvo Lietuvos automobilininkų sąjunga. Tai kas dabar tapo Mineralis. Tai tik tuo metu ten vykdavo tos, tų etapų varžybos grinai ant asfalto, slalomos, tritreiso, kartodromuose, autodromuose. Tai aš buvau šturmanavau, nebuvo tiek daug kartų, aš nežinau, gal sudėjus kokius, nu, per 3 metus, žinau, kad apie 10 kartų, jo, kažkur apie 10 kartų, bet supratau vieną dalyką, kad aš jau tada padėdavau organizatoriam ir teisėjaudavau. Ir supratau, kad man, nu, nėra taip smagu lenktyniauti, tai nei teisėjauti ar organizuoti. Nu, tiesiog, nu, visi turim savo rolę gyvenime, tai aš išbandžiau ir man supratau, kad įdomiau teisėjauti, organizuoti. Aš netgi daugiau tas stresinių ir to malonaus streso, ne to piktybiško, malonaus streso, adrenalino tu patiri tose pozicijose, nei ten šturmanaudavau. Aišku, ten ir rezultatas nebūdavo tobulas, bet mes vis laiką apie prizinės vietas sukdavomės. Tai, bet man kažkaip vis tiek labiau patikdavo teisėjauti ir aš kažkaip pabaigęs studijas, nes ten su grupioku mes važinėdavomės. Supratau, kad ne, keliauju į tą pusę, nes ten gerokai įdomiau. Man asmeniškai. Supratau. Tai apie rally 4 trofį mes jau truputį pašnekėjom, papasakojai. A, kaip kilo idėja organizuoti irgi jau papasakojai. A, tai gali pasakyti, kad jau pasiteisino šitas projektas, dabar jau kadangi jis įvyko, finišavo, Ne. Ne. Aš ne? manau, rezultatas bus, kaip čia, tai davė impulsą, mm, bet aš manau, kad tai strategiškai turi būti labai ilgalaikis projektas. Tai kitas klausimas, kiek metų į priekį čia planuojama? 3, 5? Reikia kalbėtis dar su partneriais. Tai yra kalbamasi su naujais. Tai
Bet aš norėčiau, kad tai 3 tai turėtų būti minimumas. 3, bet paaiškinsiu kodėl. Tai Kaip dar ir plus dabar 3. sakiau, kad, nu jo, bet noriu paaiškinti kodėl, nes vieną kartą duotą stipendiją, nu, tai tada duodi ir viskas. Nu, tuo ir pasibaigia. Bet jeigu va ta jaunoji karta visą laiką žinos, kurie dar tik įeina, pavyzdžiui, kurie dabar važiuoja mineralio čempionate, sprinto ar laršo čempionate, kurie dar papuola į tą amžiaus cenzą, nes, nu, kas nežinote, tai yra, turi būti tokio amžiaus, kad dar išėjęs į RC jis galėtų važiuoti FIOS junior įskaitoje. Tai yra iki 27 metų. Nes mūsų toks tikslas buvo. Tai man atrodo, rezultatas bus pasiektas tada, kai jau pats jaunimas savaime, nu, kaip čia pasakyti, savaime dalyvaus trofi, nedalyvaus trofi, bet savaime norės važiuoti iškart į RC. Kad jų tiesiog tikslas atsiras karjeroje, kad jie nori išvažiuoti į Europą. Va čia turėtų būti tikslas toks pasiektas, kad lietuviai be išorinio stipendijos, be išorinio skatinimo, kad jie tiesiog susidėliotų karjeros tikslą, kur nori būti, ko nori pasiekti ir taip savaime atsirastų ta piramidė, kad jie keliauja į Europos čempionatą. Nu, arba pasaulio, labai norėčiau, kad pasaulio, bet čia yra dar sunkesnis žingsnis, kur čia jau turi valstybinės institucijos prisidėti. Nes, nu, taip neišauginsi pasaulio ralio čempionato dalyvio iš tokios mažos šalies dėja. Tai turi būti strateginis požiūris grinai valstybės, nes, nu tikrai čia yra apie finansus net nekalbant, yra tiesiog turi būti suformuota visa ralio mokykla. Nu, ralio mokykla, partneriavimo sistema, nes mes dar esame jauna šalis, tu, pavyzdžiui, dirbi Prancūzijoje, tai žinai, kad ten tikrai viskas kitaip. Tai, tai va, tai, bet rezultatas kitas turėtų būti, kad būtent va tie va dalyviai, kurie dar tik įeina arba ketina dalyvauti, arba ketinantis dalyvauti, tai jiems automatiškai turėtų būti tikslas keliauti trofį iš kažkur žemiau į aukščiau, kad susiformuotų piramidė ta ir tada tada sakyčiau, kad va, yra pakeista Lietuvoje sistema. Tiesiog ralio mokykla yra būtų visa pakeista. Taip, mes turim tą piramidės principą, kad va, važiuoja mineraliai, važiuoja sprintą, dabar kai atskirtas sprintas, tai iš vis pasie, tikrai daug pasiekta yra. Tai šito 3 čempionatai turėtų būti pakopa po pakopos, bet, bet kokiu atveju norėtųsi, kad jie neapsiribotų Lietuva. Garsintų mūsų Europoje, nes tikrai Lietuva turi kuo didžiuotis. Tikrai. Mm, Tokia, kokia yra dabar kultūra ralėje Lietuvoje, kultūra turmininė bendravimo kultūra, visa atmosfera, organizatorių profesionalumas, teisėjų, nu yra labai daug pasiekta. Kaip pavyzdžiui, šį savaitgalį Kroatijoje vyko RC čempionatas, paskutinis etapas. Ir Abramovskis, kuris važiavo Lietuvoje ne vienus ir ne 2 metus ir tik Lietuvoje važiuodavo, nu dar turėdavo išvažiuojamą etapą į Latviją, Estiją, jis va tapo RC3 įskaitos čempionu. Tai mes galim pasididžiuoti, kad jis būtent Lietuvoje išaugo. Taip pat yra Laskovskis, kuris išvažiavo anksčiau, Žeznikas, kuris irgi daug pasiekė. Mes jau dabar turim ko didžiuotis, kad iš Lietuvos, iš Laršo išeina į Europą ir tikrai tokius pasiekimus turi. Bet, tai, bet jie neturi Lietuvos vėliavos. Jie vis tiek atstovauja Lenkijoje, tik tais, kad išaugo Lietuvoje. Kaip pavyzdžiui, kaip bebūtų, Latvija gali ir turi džiaugtis, kad joje išaugo ne tik Seskas, joje išaugo Solbergas jaunesnysis, joje išaugo Rovampera. Tai va čia va toks ir turėtų būti tikslas, kad Lietuva būtų tokia, kur mes savo patį Laršą garsintume ne viduje, o garsintume visoje Europoje. Ir tikrai galim tą padaryti, nes turim beprotiškai stiprus organizatorius, beprotiškai stiprus etapus, kurie išsiskiria. Atvažiuoja užsieniečiai, juos gyrė visą laiką. Tai geriausi atsiliepimai būna. Bet sakau, kad mes šiuo metu esam labiau savo gražus, o apie mūsų gražumą kiti nežino.
Tai va čia yra toks niuansas. Bet gal dabar reikia tiesiog, kaip tu sakai, jaunimas, kad, nu, patikėtų, jau dabar patikėjo, kad galima tai padaryti ir pasiekti tokių rezultatų. Tai dabar sekantis žingsnis, kai kitais metais išvažiuos į ARC, tai jau bus, nu, pavyzdys kitiem, kad, va, nu, visą tai padaroma. Metai, du, Taip, taip, trys ir aš irgi ten galiu būti. Aišku, reikia planuoti, nepasidaro nieks nei per dieną, nei per mėnesį, nei per metus. Tai manau, taip, kad taip. bus įdomu stebėti toliau, kaip čia viskas vyks. Tada sekantis, ar esi buvęs ARC ir ar VRC etape, ką ten veikėjai, jeigu buvai ir ar patiko, ar nustebino? Mm, Esu dirbęs VRC Lietuvos etape, tai Mhm. daugiau dirbęs RC VRC nesu. O ar buvęs, tai taip, esu buvęs Liepojai RC etape, VRC Estijoje ir du kartus Lenkijoje. Tai Kaip aš būdavau žiūrovas. greičio ruožas. Jo, kaip žiūrovas. Nu, Liepojai būdavau serviso zonoje tenais, bet ten ir važiavau realiai nežiūrėti ralio, nes norėjau tiesiog nuvažiuoti, pažiūrėti ralio miestelį. Tai, tai kad būt, tenka tai būt, tai, bet vis laik kažkaip tai, nu gerai, Estijoje tai jo, ten į greičio ruožus keliavom, Lenkijoje irgi į greičio ruožus, bet vat kai Latvija meluoja, du kartus esu buvęs, tai ten važiuodavau su ta mintim, kad tiesiog pažiūrėti ralio miestelį. Kaip įsikūrė, koks yra komandos, kaip įsikūrė serviso zonoje, kaip štabas įsikūrė, nors ten iš štabo niekas neįleidžia, bet bendrai praeit. Tai tokie būdavo kelių dienų vizitai. Tai jeigu grinai VRC ir ERC, tai šituose, bet Estijoje tai dabar laiko nebėra, bet Estijoje ir Latvijoje tai ne kartą teko važiuoti vienos dienos ralin. Tai tiek Sarma, tiek Aluksne, tiek Cesis. Oi, daugybę kartų aplankyti raliai yra. Tai Lenkijai tai Podlaskį kelis kartus, Mikolaiko, dabar vis pamirštu, kaip tą ralį tart, Šizenė, neatsimenu, kaip tart. Tai aplinkinėse šalyse tai jo, tenka dažnai. Tekdavo tiksliau dažnai. Dabar jau tiek laiko nėra tiksliau, kad aplankyti jų. Kad ir kaip norėčiau, bet kad jie dažnu atveju kertasi su mūsų ralio čempionatą, kažkurių ralio čempionato etapais. O aš dėja pirmenybę teikiu nacionaliniam. Ta prasme, kad juose dirbt, kad juose kažkam padėt, kažką, nu, kad savo indėlį nešt. Nors gal ir būtų naudingiau ilgalaikėje perspektyvoje daugiau lankyti užsienio etapų, bet, nu, kažkaip šiuo metu teikiu prioritetą labiau nacionaliniams etapams. Supratau. Kiek Lietuvoje per metus vyksta ralio varžybų ir kiek daugiausiai dalyvių susirenka į vieną etapą? Šiais metais čempionatinių etapų vyko 17. Jo, nes vienas jungtinis, 6 čempionatai, trys čempionatai po 6 etapus, plus vienas jungtinis, tai 17 ralių nuo, jeigu atmesim žieminį, tai žieminis vyko vasario pabaigoje, tai likusi 17 vyko nuo gegužės pirmo savaitgalio iki spalio pirmo savaitgalio. Tai atmetus 3 gal savaitgalis, berots, kad 3 savaitgalius atmetus. Mhm. Tai šitie ir dar komerciniai vyksta. Tai yra tas pres ralis, kuris turbūt didžiausias iš Lietuvos komercinių. Kauno Ruduo, kuris dabar vyko, irgi kirtosi su čempionatiniu etapu šį savaitgalį. Ir dabar aplink Lietuvą dar vyks. Tai yra spalio paskutinį savaitgalį, gal ne paskutinį, na, 24 dieną. Tai kai galim irgi džiaugtis, kad vyks kandidatinės Eko rally čempionato varžybos. Tai yra Europai yra FIA Eko rally Championship, tai yra elektromobilių ralis pagal reguliarity taisyklės, pagal klasikinio senojo ralio taisyklės. Tai va tą savaitgalį vyks kandidatinės į Europos čempionato varžybos ir jos dabar įsijungia į ralį aplink Lietuvą. Tai tiesiog įsikomponuoja. Tai ralį aplink Lietuvą, kuris yra seniausias ralis, kaip visi tą žinom.
bus reguliarity taisyklėmis istorinių automobilių varžybos ir tuo pačiu įsikomponuoja elektromobilių ralio varžybos. Tai va, tai iš viso mes turime 20 ralių, tokių, kur grinai vyksta pagal ralio taisyklės, nu, ten visi teisėjai dirba. Nu ir ten daugybė pramoginių ralių, kur tikrai daug. Moterų ralis, kuris daug, turbūt dalyvių skaičium yra pas didžiausias Lietuvoje, tai, bet tai yra vis tiek pramoginės varžybos. Orientacinių ralių, nu, ten ta ralio pavadinimas labai daug kur dabar šiais laikais yra. O Palangos ralis didžiausias vasarą varžybos, dar būna. ai va, Palangos ralis, nu, bet jau nebe didžiausias kol kas. Tai tikiuosi kol kas. Tai, Nu, čia juokauju. tai aš dabar galvoju, didžiausias šiais metais turbūt buvo Laršo ir sprinto ir ekstremo čempionato varžybos Rokiškėje. Tai Didžiausias dalyvių kiekis. taip, aš dabar nebeatsimenu, kiek ten startavo, bet jau virš 100 startavo. Tai dar nėra Lietuvos rekordas. Lietuvos rekordas buvo, jeigu neklystu, 21 metais, kai buvo jungtinis su sprinto ir mineralių varžybos Lasdyjose, Gravel Fest Rally. Tada gauta paraiškų virš 120, virš 120, o startavo 118 berods. Tai čia buvo didžiausias Lietuvoje varžybos, kurios vyksta ant žvyrinės dangos. Tai, bet tradiciškai, nu, jeigu tai yra laršas, tai dalyvių yra tarp 65-70, mineralio čempionate dalyvauja nuo 75 iki 90, o sprinto, gerai, žieminiam. Sprintas unikalus tuo, kad ten labai daug svečių užsiregistruoja. Tai didžiausias tai yra Visaginė buvo, kai dalyvių buvo beveik 80, bet daugiau nei pusė yra svečiai. O, tai jo, tai čia buvo didžiausias sprinto čempionato varžybos. Nu ir kas be ko dar vyksta šeštasis su raliu susijęs čempionatas, tai yra E-Trof, kur dalyviai irgi važiuoja ant simuliatorių su Rally 4 automobiliais. Kiek Tai ten va, tai dalyvių? teisybėmis. Nedaug, nedaug, kol kas nedaug. Tikimės, kad bus daugiau. Tai šiaip norėtųsi, kad būtų daugiau, nes sąlygas tikrai visi daug kas turi. Čempionatinis mokestis simbolinis. A, Čia tokiam laisvalaikio praleidimui tikrai daug kas galėtų, net nebūtinai su ralio disciplina, bet šiaip žiūrovai, bendruomeniai jungtis į tai. Tai irgi smagu dėl to, kad tai tapo oficialiu čempionatu, kuris įtrauktas į LASFO kalendorių, kur netgi norintys lenktyniauti turi turėti licenzijas, yra specialiai licencijos sukurtos, tai yra reglamentas, nu viskas, ta prasme, viskas kaip realiuose ralio varžybose, nu tik kad vyksta virtualiai. Bet viskas, ta prasme, maršrutinės kortelės, oficialūs asmenys dirbam, taip pats, kadangi ten dirbdavau varžybų vadovu. Tai aišku, darbo ne tiek daug, visai kitoks ten darbas. Tai, bet vis tiek tai yra, nu, pasaulyje jau pripažįstamas e-sportas yra kaip pilnateisis sportas. Absoliučiai. Tai va, tai mes turim netgi 6 čempionatus susijusius su raliu. Supratau. Jei reiktų pasiūlyti, į kurį vieną ralį rekomenduotum nuvykti naujam žiūrovui, kodėl būtent šitą ralį? Nelabai galiu atsakyti šitą klausimą. Labai, labai šališkas aš būčiau šituo. Nežinau, čia labai. Tu tiesiog, nu, vat, Žiūrint, pavyzdžiui, naujas žmogus nori pamatyti ralį, tai vat, kad jam palikti įspūdį, kad jo neišgąsdinti, ten, nežinau, miškais, pliurzynais arba nepatogiom žiūrovų vietom, tai vat, arba, nu, nežinau, greičio ruožą, pavyzdžiui, pasakykit, tada ne. tai kad, nu vis tiek aš labai šališkas į šitą klausimą atsakyti. Tai po to kiti organizatoriai įsižeis. Bet Gali atsakyti, kad į visus nuvažiuoti reikia. čia tai tobuliausias būtų atsakymas. Bet aš Tik, galvoju, tik nu, 6 kartus per metus. žinok, nežinau, negalėčiau atsakyti. Čia pavyzdžiui, aš neneigsiu ir nemeluosiu, daugybė žmonių manęs klausia, kuris geriausias ralis Lietuvoje buvo. Nu, negalėčiau atsakyti. Nu, Visi niekaip negalėčiau savotiški. atsakyti. Jo, aš, pavyzdžiui, aš stebiuosi, kaip žmonės gali atsakyti į tokį klausimą. Čia, nu, jis ant tiek yra skirtingas, nes yra mineralio varžybų, kur, nu, kurios buvo laršo, sprinto, laršo lygio. Tai buvo laršo silpnesnių etapų, bet silpnesnių, pavyzdžiui,
nu, at irgi toks klausimas yra suktas, kuo silpnesnis. Pavyzdžiui, vienam ralyje nutobula infrastruktūra, kitam ralyje nuostabi atidarimo ceremonija, dar kitas ralis turi geriausius greičio ruožus, dar vienas ralis turi, nežinau, palankę serviso zoną. Nu, pavyzdžiui, ralio čia kaip, aš, nu, nieko neįžeidžiant, pavyzdžiui, slalomą, nu, tai labai lengvai vertinti. Tu atvažiuoji ir tu viską matai. Nu, viską. Tai yra viena aikštelė ir tu viską matai. Nu, ralyje, pavyzdžiui, jeigu žiūrovo paklausti, kurios ralio varžybos buvo geriausios, aš neįsivaizduoju, kaip nuoširdžiai tą klausimą atsakyti. Nu, nes ką, Gal kur tu, didžiausia kova buvo? bet ar irgi teisinga? Tai, pavyzdžiui, tą kovą nulėmė dalyviai, o organizatorius gal metus tą ralį darė, kur Ne, tai viską aš išlaižė. neklausiu, aš neklausiu apie organizatorių, aš klausiu, kurį ralį aplankyti. Tai, žinai, galbūt, pavyzdžiui, finalinį ralį, kai va dabar buvo finalinis ralis, buvo tikrai įdomu, visose klasėse vyrė Taip, labai, taip. labai arši, nu, kova ir artima, tai tikrai Taip, įdomu taip, žiūrėti. taip. Tai Jo, bet tai sutinku, bet, pavyzdžiui, vieni raliai turi labai patogius privažiavimus į greičio ruožus, nu, kur labai patogu žiūrovam, kurie gali per dieną daugybę vietų aplankyti. Kiti gal neturi tokių palankių privažiavimų, bet turi nuostabius greičio ruožus, kur negali privažiuoti tiesiog į juos. Tai va toks labai sunku atsakyti šitą klausimą. Sakau, va, aš, pavyzdžiui, dabar pasibaiginėja 3 savaitgaliai išėlės čempionatai visi. Manęs visi klausia, nu ne visi, daug kas klausia šito klausimo, nu niekaip negalėčiau atsakyti. Nes yra, sakau, kur vienas, pavyzdžiui, man nieko nėra gražiau nei serviso zona mieste, ne kažkur nuo šaly. Kodėl? Nes aš tada savo malonumų, kaip čia, patenkinu savo interesą, kad ralis būtų matomas visiems. Nu, aš nenoriu, kad tai ralis būtų uždaras. Aš noriu, kad jis būtų kuo plačiau reklamuojamas, kuo plačiau pasiektų tokias auditorijas, kur tu šiaip nepasieksi. Nu, pavyzdžiui, tai va miesto centrai, nu, aišku, ten būna dviejopų nuomonių. Po to vieni gyventojai galvoja vėl uždarė miesto centrą, kiti galvoja, o ralis, praeisim serviso zoną. Tai bus koncertas. dėl to aš žiūriu. Jo, koncertas. Tai, nes man noras yra, kad va, tas ralis būtų tokia kaip antra miestų šventė. Ir šiaip daugeliu atveju taip ir yra, nu, iš tikrųjų. Tai pažiūrėkim šiuometinius tokius ralius. Nu, Laršo varžybos tai tikrai sukūrė visur miesto šventės. Visur miestuose judėjimai, mieste prekybininkai, koncertai. Viskas zuja, mes sudarom tuos kamščius, visi ten tuos lenktynininkus ir keikia, ir džiaugiasi kai kurie. Nu tikrai, va, kas, pavyzdžiui, daug ralio fanų neužsuko į miestus, nes, nu, važiuoja iš greičio ruožo į greičio ruožą, stebi varžybas trasose, bet, nu, daug žiūrovų ir nepamato to miesto šventės gražumo, nes, nu, tikrai tai yra visai kitas organizmas įsikūrė mieste. Tai kur judėjimas, palapinės, nu, tikrai gražu. Tai va, tai dėl to aš sakau, kad aš negalėčiau įvertinti, kurios buvo geriausios ar blogiausios. Nu, niekaip. Netgi aš turėčiau vertinti pagal daugybę skalės elementų. Tai, bet tam tų elementų būtų nu, kokių eilučių skirtingų labai daug. Tai va, tai toks, kurį ralį Tai aplankyti, nežinau. Bet tikrai tas, kas nelankęs, tai kadangi važiuokit ralio į kurį turit laiko nuvažiuoti. jo, pagal geografiją, nu, ta prasme, ralių yra dabar per visą Lietuvą. Nu, ta prasme, jeigu mes turim 18 etapų, aišku, kai kuriuose rajonuose vyksta 2 raliai per metus, nu, pavyzdžiui, Rokiškyje, tai, bet tikrai pagal geografiją, palankumą, datos, nu, tai labai lengva pasiderinti. Nu, tikrai užsukt. Sekantis klausimas tau, ką reikia nuveikti, jei noriu pradėti važiuoti ralyje? Trumpai. Testai, licenzijos, treniruotės, nu, vat. Ir tada sekantis klausimas būtų, koks minimalus biudžetas, kad pradėti važiuoti ralį. Oi, labai daug sudėtingi klausimai čia. Ten, tai Tai, kodėl sudėtingi, tai, nu, eini į ten, nežinau, ralį sprintą, mini ralį, kokie žingsniai, ką prieš tai, kur kreiptis, kad tai, gauti licenciją, kaip ją gauti, ko reikia, nežinau, medicininė, draudimas, testą, tai, kursus tai, kažkokius praeiti. Tai tiesiog trumpai išvardink, kad žmonės įsivaizduotų, kaip, kaip tai, nu, kaip tai veikia.
Tai, Ir kad turbūt bet kas gali tenai papulti, nu nėra tai, kad čia tik tai išrinktieji taip. gali tam ralyje važiuoti. Oi, ne, čia priešingai. Ralis yra labai žiauriai lengvai prieinamas sportas. Nors daug kam atrodo priešingai, bet tikrai nu, labai lengvai prieinamas. Tai nekalbėsiu gal nuo automobilių įsigijimo, nes čia yra visai kas kitka, nu, nes vienas automobilį gali įsigyti, pavyzdžiui, mineralį, nu, dabar mačiau kaip tik skelbimą už 2,5 tūkstančio eurų, tai, bet yra mineraliai važiuojančių automobilių už keliasdešimt tūkstančių. Tai čia yra jau vis tiek nuo žmogaus finansinio krepšelio. Tai dokumentali dalis yra pati paprasčiausia. Nu tikrai, pati paprasčiausia. LASF, nu, federacijos tinklapyje įsijungi, ten yra licenzijos prašymas. Jeigu nori važiuoti mineraliai, tai užtenka to pačio B kategorijos vairuotojo pažymėjimo. Nu, visiškai tas pats išsitraukti iš regitros tinklapio. Aukštesnėse lygiuose, tai jau reikia to aukštesnio, kuris tiktų automobilių sporto varžybom. Taip pat draudimą, netgi Laskos netgi apdrausti siūlo. Čia viso labo reikia vairuotojo pažymėjimo, nes ralyje jis privalomas. Tiek vienas, tiek kitas vairuotojas privalo turėti vairuotojo pažymėjimą. Išimtis yra taikoma tik tiems, kurie dar pagal amžių negali turėti vairuotojo pažymėjimą. Tai, bet dokumentaliai ralyje, tai va, yra draudimas, kur per laspą galima susitvarkyti. Ten tiesiog viso labo varnelę paspausti, kainuoja jis tikrai nedaug. Vairuotojo pažymėjimas, sveikata ir nuotrauka. Tai, nu ir viskas. Tu jau dokumentaliai esi pasiruošęs. Dabar jau antras sezonas bus, kai reikia išlaikyti ir egzaminą. Bet jeigu kalbam apie mineralį ir sprintą, tai egzaminai yra labai paprasti. Testai viso labo dėl ir neslėpsiu, tai yra testai sugalvoti ne dėl to, kad kažką filtruoti. Tikrai ne. Visiškai ne apie tai, nors daug kas galvoja apie tai. Ne dėl to. Tai yra dėl to, kad žmonės priversti atsidaryti dokumentus. Nes nėra tokios disciplinos, kur tu gali ateit, pradėti važiuoti net neskaitęs. Žiedė yra vėliavų svarbumas. Raliai yra nu, maršruto, kaip čia pasakyti, maršrutinės kortelės, laiko kortelės svarbumas. Tai slalome baudų. Nu, yra krosė važiavimų, kvalifikacinių treniruočių. Kiekviena autosporto disciplina nu, yra pamatai, kuriuos tu privalai žinot. Nu, kitaip tau ten iš vis ragas bus. Tai tie egzaminai yra vien dėl to, kad nu privers žmonės atsidaryti, kad neužtenka, nusipirkau mašiną, pasiėmiau licenciją ir važiuoju, užsiregistruoju. Tai, bet ten jeigu vieną kartą perskaitai, tikrai egzaminą galima išlaikyti lengviausiai. Nu, jie ten tokia testinio principo jau A lygoj, tai ten yra klausimai sukti, klausimai yra susiję su įvairiausiais precedentais, klausimai yra situaciniai, kas būtų, jeigu būtų, kas būtų atsitikus A, jeigu atsitiktų B, būtent klausimai yra tokie sudėlioti, kur be patirties tu jau neatsakysi. Bet visi tą patirtį perėjo. Nu, kitaip, visi klausimai nėra tokio klausimo, kurio ten neįmanoma atsakyti. Tai irgi gana sunku. Tai va, tai čia yra lengviausia dalis, nu, ta dokumentali. Kaip norėčiau, kad įeitų į ralį, yra visai kitas aspektas. Daugelį atvejų pas mus įeinama yra automobilis, licenzija, perskaičiu ir važiuoju. Norėčiau, kad būtų labiau skandinaviškos kultūros, kad jeigu aš noriu važiuoti ralyje, tai pasisamdyčiau trenerį. Tarsi, trenerį ne tam, kad užsidariau greičio ruožą ir važiuoju ratų ratus, pirmin atgal tai yra. Tam, kad turėtų treniruočio stovyklas, treniruočio dienas, tam, kad važiuotų po darbo pasitreniruoti stenogramas, šlifuotojas, kad suprastų, kas yra teisinga stenograma, kad nebūtų vien, aišku, YouTube yra viskas šiais laikais, tikrai daug ir lietuviškos medžiagos jau nemažai yra, bet užsienietiškos dar daugiau yra. Bet žmonių, kurie mokytų, kurie per savo patirtį perėjo, tai yra labai daug Lietuvoje. Tai ir tą norėčiau ne dėl to, kad tiesiog aš pats to noriu, bet dėl to, kad tai yra naudingiau ir pigiau. Nu, Ir saugiau. kam mo ir saugiau, kas be ko. Ne, nu, ta prasme,
tobula stenograma raliai yra, nu viskas, apsaugo nuo avarijų. Nu, daugybė elementų čia net, nu, visi, kas su tuo susiję, tai atrodo, kad tenais tam treniruotėm išleisi tuos pinigus ir nemažus gal kartais pinigus, bet tai apsaugos daugybę dalykų. Vien mašinos automobilio atstatymas, kiek po to kainuos, tai yra gerokai brangiau nei išleisti treniruotėm. Plus po treniruočių yra rezultatai aukštesni. Tai čia kaip su vienu lenktynininku diskutavom, kuris pradėjo važiuoti. Nu ir tiesiog taip, nu, kaip va ir sakiau, nusipirko automobilį, įsilaikė licenciją, persižiūrėjo, kaip reikia rašyti stenogramą internete ir išvažiavo. Nu ir tada jis pasisamdė vieną iš Laršo lenktynininkų, šturmanų, kad patreniruotų jį. Nu visai kitoks rezultatas. Kai tu rodai geresnį rezultatą, nevažiuoji įskaitai paskutinis ir motivacija tai visai kitokia. Tu visai tą ralį kitaip žiūri, nes jisai atneša didesnius rezultatus, nei tu galėjai tikėtis. Tai vat, norėčiau, kad labiau per šit ir tai būtų įeinama į ralį, nes nu, taip yra teisingiau, tiesiog teisingiau. Iš visų pusių. Nu, kaip ir kiekvienam sporte panašiai. Tai taip, Pradedi taip. nuo Nu, trenerių. pavyzdžiui, O Lietuvoje yra, nu, trenerių tokių, kurie vat, galėtų, nu, yra taip, į ką taip, kreiptis, kas ten daily taip, basis žinoma. galėtų treniruoti. Žinoma, čia pavyzdžiui, daugybė dabar žmonių tą daro, nu, ne daugybė, bet nu, mūsų bendruomenės mastu tai yra tikrai daug žmonių, kurie tą daro. Tai nežinau, galiu vardinti pavardės, bet kažko nepaminėsiu, tai kad neįsižeistum, bet tie Nu, bet patys kažkur netgi. yra informacija šita, ar čia reikia lysti bendruomenės, čatus ir Bet ieškoti. čia turbūt ta blogybė, kad jos nėra viešos. Nu, bet čia, Ir kol tu nepradedi važiuoti kažkur jo, mineraliukose, tol tu negauni tos informacijos. jo, bet aš galiu pasakyti, kad kreipkitės į bet kurį Laršo lyderiaujantį ekipažą ir visi jums padės. Nu, aš nekalbu, yra, kurie dar jau nevažiuoja, nebevažiuoja, kartais važiuoja, bet jie visi tą daro. Tiek šturmanai, tiek vairuotojai. Nu, ne visi, bet nu, daug dabar darančių. Ir tos kaina, nu, palyginus už tą vakarą, už tą dieną, tikrai nėra didelė. Nu, sakau, koks bus rezultatas. Iš tikrųjų, gal teisingai, kad turėtų būti toks sąrašas prieinamas, kad žmonės turi žinotų, kur kreiptis, tai čia šiaip geras aspektas. Tai, bet jo, kad tų žmonių daug daro, nes mes visi žinojom ralio bendruomeniai, kad Jonas Dereškevičius tą vis laik darydavo, bet Jonas jau nebėra vienas, Jonas netgi visai per kitą aspektą, jis eina į tą principą, nu, pradeda mokymus. Bet tikrai yra kur daug lenktynininkų, kurie patys ir ten iš jie savo norą, interesų, net neskaičiuodami valandų, nori išlifuoti, išmesti iš galvos visas, kaip jie patys sako, nesąmonės. Tai čia kalbu tiek apie vairavimo įgūdžių tobulinimą, tiek apie stenogramos. Tai va, tai jo, iš tikrųjų šiaip gera mintis, kad sąrašą reikėtų padaryti. Gal čia labai gerą mintį davė. Tai va, tai Publikuoti LASFO puslapį. jo, jo, A, tai tai rezumuojant, nu, jeigu kalbant apie biudžetą, tai pavyzdžiui, turint 10-20 tūkstančių eurų pradžiai, galim pradėti sportuoti, nu, įsigyti kažkokį automobiliuką, kaip tu sakai, už, nu, 2,5 tūkstančio, gal jau čia visiškai paprastas, gal nu, biškai kažką brangiau, bet, nu, su 10-20 tūkstančių turbūt mini ralio sezoną jau galima pravažiuoti smagiai. jo, nu, pavyzdžiui, dabar su vienu lenktynininku kalbėjau, draugu, tai jisai visą sezoną pravažiavo su nakvynėm, su kūru, su viskuo už 3000. Nu, tai, Visą bet sezoną. net nebejoju. Jo, bet jis pats suka varžtus. Ok. Pa- Bet čia, Pats nu, suka varžtus. neskaičiuojant, ta prasme, automobilį jis turi, jam reikia ten kažkokių turbūt naudotų padangų. Tai, žinok, aš man atrodo, čia jisai su viskuo skaičiavo. Bet aš čia patikiau tokie, turbūt labiausiai biudžetinį variantą. Nu, nes yra ekipažų, kurie kiekvieną etapą keičia padangas vieną po kitos, kaip jau serviso zonos metas, taip ir keičia naujas padangas. Gal yra ekipažų, kurie, nežinau, miega viešbučiuose, kiti miega pas giminaičius. Tai nu, vis tiek, kuriem tada yra ekipažų, kurios aptarnauja mechanikai, kurie patys apsitarnauja, tai ta kaina labai nuo daug faktorių priklauso. Nu, labai daug faktorių. Čia Nu, taip, Larčia kuras. turbūt.
Oi, tai Paprastas bekuras. ar sportinis. Jo, tai ten čia ir Larčia turbūt vienas ekipažas gali vienam varžybos kainuos apie 20 tūkstančių eurų. Tai vienas varžybos, o kitas turbūt telpa į kelius tūkstančius eurų. Tai tas, čia irgi nuo to priklauso, ką tu turi ir ko tu sieki. Tai, tai nu, daugybė elementų. Supratau. Nu, žodžiu, sakykime, minimalus 10 tūkstančių pradėti kažką Oi, galvoti. mineralį tai tikrai užteks. Tai sprinte jau nežinau, nes ten yra jau sportinės padangos, kelių dienų Vėlgi, formatai, kokia klasė ir taip toliau. jo, kokia Daug įskaita, kad niuansų. ten. Tai, va, tai, Toliau važiuojam. Kokį matomumą generuoja ralio varžybos partneriams? Ar lengva komandoms susirasti partnerių ralio varžyboms? Nu, kadangi tu organizuoji, gal truputį gali nupasakoti, nes nu, kartais, kas visai nesidomi, atrodo, kad nu, nieks nevyksta, nieko ten per tą ralį ne. nesimato ir taip toliau. Mm. Pavyzdžiui, aš tokį brandą Čia, Viadą žinau. jo, tai čia, žinai, turbūt irgi klausai iš One Racing Shop elementų pusės. Tai, a, šiaip daro monitoringą po kiekvieną sezoną. Turiminį larčų monitoringą darom. Mm, kaip čia pasakyti? Pavyzdžiui, matomumas tai yra labai didelis, bet jį mes, kaip čia pasakyti, patys savo interesų ir sukeliam. Nu, kalbam paprastai, tai pranešimai žiniasklaidai. Tai jeigu, pavyzdžiui, vyksta Lietuvoje krepšinis, nu, tai apie varžybas paskelbs, nu, pasibaigus joms visi portalai. Nu, tikrai taip jau yra, nes, nu, tai yra numeris vienas sportas. Pas mus ne žiniasklaidos portalai savo interesus skelbia, o mes tą darom. Tai yra kiekvienas organizatorius turi savo spaudos centro koordinatorių, savo fotografus, videografus. Tai jau nekalbu apie kitus susijusius su medija žmonės. Bet ar apsimoka, jeigu gerai nustatyta strategija, tai visą laiką apsimoka. Jeigu geras išpildymas apsimoka, e, jeigu tai, pavyzdžiui, dirbama su prekinio ženklo didinimu, tai čia visi mes tą žinom nuo rinkodaros pagrindų, kad tai turi būti bent 3 metų strategija. Nu, nes prekiniai ženklai iš vieno varžybų, nu, iš vienos reklamos kampanijos, taip vadinkim, jie netap žinomi. Tai, bet jeigu yra numatyta strategija, jeigu yra ilgalaikis darbas, tai tada taip, žinoma, nu, pavyzdžiui, kaip čia, pavyzdžiui, lošimų bendrovės. Jos neina dėl to, nu, jau sportą, dėl to, kad siekia tuo metu pardavimų skatinimo. Ne, jos nori, kad jos labiau taptų žinomi ir aplenktų konkurentus. Tai, kaip čia pasakyti, tiesioginių pardavimų nu, jie ateina, bet vėliau. Tai čia tas pats yra pas mus autosporte. Taigi autosporto partneriai tai nėra labiau susijęs su tuo, kad tiesioginius pardavimus didinti. Tai yra tiesiog prekinių ženklų didinimui. Tai jeigu lenktynininkas, organizatorius, komanda nusimato tokią tiesią, nu, tokią liniją, kaip dirbs ir ko pasieks, vienareikšmiškai apsimoka. Vienareikšmiškai, Bet bet reikia. klausimas buvo, koks matomumas, jeigu tu gali įvardinti, nu, skaičiais gal kažkokiais, ar čia, Oi, tai čia labai didelis skaičiai, žinok. Čia. tai papasakok įdomu. Būtų Tai maži, tai galbūt būtų, nu, nefaina šnekėti, bet mm, žiūrovų tiesioginio matomumo ar internetinio tokio. Nes žiūrovų tai tai labai sunku suskaičiuoti. viskas, nu, bendrai, jeigu yra kažkoks monitoringas, nu, aš suprantu, kad šių metų nėra, bet praeitų metų, Nu, pavyzdžiui, šių nes, metų nu, dar nėra. šiemet augimas Tiesiog turbūt. tiesiogiai varžybas, nu, vienas organizatorius skelbia, kad šiais metais užsuko netoli 4,5 tūkstančių žiūrovų. Bet aš negaliu nei pasakyti, ar tai tiesa, ar ne, tai netiesa. Nu, tiesiog tai buvo pateiktas tas skaičius. O vienos varžybos
Savo mastu mes sakome, kad pasiekė apie 300 tūkstančių skirtingų asmenų. Tai yra ne kartais, ne kiek kartų, ne rinkos dydis, bet tai tiek maždaug pasiekė skirtingų asmenų. Tai, bet čia irgi nuo daugybės faktorių priklauso. Pavyzdžiui, nu gerai, šį savaitgalį važiavo Seskas ralio aukštaitėje, nu tai tas skaičius bus gerokai didesnis. Nes Seskas dar turi savo milžinišką auditoriją, kuris įneša. Tai, pavyzdžiui, pernai metais didžiausi skaičiai pasiekimume buvo Orlen Lietuva rally. Dėl ko? Dėl to, kad atvažiavo esą Lapis su Varse automobiliu. Tai va, tai bet tos ir dydis auditorijos buvo pasiektas per užsienio žiniasklaidos portalus, per pačią jo socialinius tinklus, tai ten buvo dar didesni skaičiai. Tai Tai va, tai nesvarbu, kokiais būdais ir per kur, svarbu, kad buvo pasiekta, tai jau džiugu. taip, 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 taip. Nu, tai, pavyzdžiui, tas pats Trofi. Apie, apie Trofi pačią skelbė FIOS RC tinklapis. Savo tas straipsnis skelbė, va, vakar patalpino naujieną socialiniuose tinkluose M-Sporto padalinys Lenkijoje. Tai tas skaičius automatiškai trofi pasiekimumo didėja. Tai, va, tai aišku, monitoringą pasidarę mes realius skaičius tikrai matysim, nes dabar neaišku tiksliai kokie jie yra, nes vis tiek plaukia, nes kai kurie organizatoriai savo daro monitoringus, tiksliau ne kai kurie, beveik visi daro laršo organizatoriai. Um, Mineralinį nežinau, bet sprinte irgi yra organizatorių, kurie jau savo monitoringus daro, tam, kad jie žinotų, kuria kryptimi dirbti, kas pasiteisino, kas nepasiteisino, tai čia elementarūs dalykai. Tai va, tai Nu, plius turbūt bendruomenės dydį labai ataskaita sunku. partneriams. Taip, taip, tai bendruomenės tą dydį ralio labai sunku nustatyti, nes mūsų sportas toks yra, nu, toks labai sunkiai ir pasiekiamas, ir tuo pačiu labai lengvai prieinamas. Nu, lengvai, sunkiai prieinamas, lengvai pasiekiamas, nu, bet čia viskas dėl globalizacijos tos. Dabar norint tapti kažkokio sporto fanu, taigi nebūtina važiuoti į varžybas. Tai ką pavyzdžiui, VRC promauteris puikiai daro. Jo tikslas nebėra, kad lankytų žiūrovai greičio ruožus. Jo tikslas yra Rally TV. Tai kad kuo daugiau abonementų. Tai va, tai irgi dėl to yra gan sunku skaičiuoti. Tai, Supratau. Ok. Kaip tu gavai ir ką tau reiškia FIA Award for a Senior Officer? oi, čia žinok, aš buvau labai nustebęs. Nu, kai man pasakė, tiksliau man niekas nepasakė, LASFO administracija į socialinius tinklus įkėlė šią naujieną ir tada prasidėjo skambučiai. Vrama buvo biškio apakęs. Ką reiškia, tai nu, čia vienareikšmiškai didžiausias pasiekimas sportinė mano karjeroje. Nu, čia net nėra ką lyginti. Tai nes reikia suprasti, kad pretendentai buvo iš viso pasaulio. Tai, nu, čia negaliu net su niekur sulyginti. O tai apdovanojimas, kuris yra už, kaip čia pavadinti, už oficialių asmenų pareigybės teisėjame. Nu, nes tais metais aš per visą sezoną pradirbau visas įmanomas oficialių asmenų pareigybės. Tai yra nekalbu apie teisėjų, tai yra nekalbu apie varžybų vadovą, kurį jau dažnai tas pareigas einu, bet viską absoliučiai. Tai yra vyr sekretorium, dirbau teisėjų ryšiams su dalyviais, sporto komisaru, trasos saugumo viršininku, serviso koordinatorium, visas įmanomas oficialių asmenų pareigybės perėjau ir ne po kartą. Ir būtent už tai buvau iškėlė mano kandidatūrą Lietuvos automobilių sporto federacijai FIA. Dar parašė motivacinį laišką, kad visuomenininkas eina ralio komiteto pirmininko pareigas. Ir tai buvo nominuotas. Tai iš tikrųjų, nu, taip pat džiaugiausi kaip gimus vaikams. Nu, iš tikrųjų, tai čia sunku sulyginti, bet, nu, nežinau, jeigu
kažkas iš lenktynininkų pasiekia VRC ar RC titulą ir gauna apdovanojimą iš FIAS, tai aš vienareikšmiškai dėčiau tą pačią liniją, kad yra tos pačios vertės. Dėl to ir sakau, kad dažnai visiems kartoju, tiek teisėjams, visiems absoliučiai, kam, su kuo įsikalbam tą temą, kad autosporte, nu, bendruomenę sudaro ne tik lenktynininkai, nu, ne tik, yra inžinieriai, yra medijos žmonės ir visi savo svertą turi. Tai yra, nu, taip, čempionatas yra tiesiogiai susijęs su lenktynininkais, tai, bet visi turi būti, nu, siekti to profesionalumo. Tai čia nepasako apie visus, ta prasme, kažkur tobulėti, kažkur gilintis. Vat būtent tos pačius savo aukštus tikslus, kuriuos jau minėjau per šiandien. Tai va dėl to man žiauriai džiugu, nes tų valandų jau neskaičiuoju to sporto, varžybų, kiek pradirbęs, tai iš vis nebežinau. Tai čia žmona bandė skaičiuoti, sakė, tarp 300-400 per savo gyvenimą, nu didžiulis skaičius, kaip pagalvoja. Tai va tas titulas, tai jo, man buvo, nu, vienas toks smagiausių, nu, tokių dalykų. Tai vat, kai Supratau. ir tuo pačiu kaip mažiausiai tikiesi, nes ne dėl apdovanojimo dirbai, nes aš iš vis nežinau, kad toks yra. Nu, tiksliau žinau, kad yra, bet, nu, tiesiog yra tai kaip yra, bet, nu, ne dėl jo dirbu. Tai va, tai džiugu buvo labai. Supratau. Nu, tai sveikinu, jau čia senai turbūt buvo, bet vis tiek Tai puikus aš, pasiekimas ir pavyzdys kitiems, kad nu, mažoje Lietuvoje galim daug nuveikti. taip, taip, tikrai taip. Ką manai apie šiuolaikinius autosportų simuliatorius? Ar ralio pilotai treniruojasi simuliatoriuose? Aš manau, kad viskas labai paprasta. Jeigu Loibas viešai skelbia, kad per savaitę jis privalo pravažiuoti 15 valandų simuliatoriui, tai reiškia, ne veltui taip yra. Tai, nes Loibas Bet yra pasakęs i- viešai. jisai ralio simuliatorių važiuoja? Jo, nu, tikriausiai yra, nežinau, bet jis yra pasakęs, kad 15 valandų turi kiekvieną savaitę į metus tą praleidžia. Tai Mhm. jeigu tu žmonės su tokiu pasiekimu pasako tą, tai tikrai negalima nurašyti. Tai ir vis tiek, kaip bebūtų, taigi skatinat žiedė, tai aš jau nekalbu apie trasos išmokimą atmintinai. Tai žiedė iš vis čia turėtų būti mas dalykas. Tai kai tu išmoksti atmintinai trasą, šlifuoji valandų valandas. Ralyje kiek sunkiau, nes tu nepertiksi tiek daug elementų. Bet kai pasikalbėjau su Hebra, kuri dirba tiesiogiai su tuo, tai tas pats, pavyzdžiui, neslepiant brolis, jisai Šiauliuose turi studiją, kurioje nu, teikia simuliatorių nuomos paslaugas. Tai, pavyzdžiui, pas jį drifteriai, žiedininkai, ralio mažiau, bet labai dažni lankytojai. Tai netgi jisai nekart yra minėjęs, kad daugiau ateina žmonės pasportuoti, nei pramogauti. Nes kažkada jo paklausiau, ar pas jį ateina žmonės kaip pramogai, ar sportuoti. Tai jis pats yra pripažinęs, kad labiau sportuoti. Tai, pavyzdžiui, netgi drifteriai dažnai užsuka, žiedininkai tai nekalba, nes žiedė tai iš vis čia praktiškai turbūt kiekviena komanda, nu, ne praktiškai 100% kiekviena komanda turi savo simuliatorius. Tai va, tai oralyje gal mes kiek per mažai to turim, bet vis tiek, nu, bet kokiu atveju, tu greičio ruožų gal nepažinsi, bet elementai, vairavimas, reakcijos laikas, taigi tik į naudą yra visą laiką. Tai O, aš tik vertingai vertinu. o greičio ruožai, nu, pasauliniai, aš kaip suprantu, simuliatoriuose būna. Lietuviški greičio ruožai kokie nors yra simuliatoriuose, ar sukurti, atkurti, nuskanuoti, ar ne? Žinok, neatsakysiu, bet liktais yra keli. Čia, žinok, į šitą klausimą aš esu važiavęs tik savo malonumui. Tai va ten, kur kai brolio klausė, tai aš pramogai suvažinėjęs, bet ne priešingai suvažiavęs. Nelietuviškose greičio ruožuose. Ne, ne, Aha. Ne, nu skandinaviškus. jų gal Man nėra, viskas. aš nežinau, tiesiog įdomu. Nu. Šiaip net nežinau, čia kiti geriau atsakytų šitą klausimą. Mm,
bet aš labiau skandinaviškus visą laiką, kai nuvažiuoju pas jį į Šiaulius, tai man skandinaviški greičio ruožai toks, nu, tiesiog ten viskas kaip gražutė. Tai, Supratau. irgi, tai va. Ok, kokį filmą rekomenduotum visiems pažiūrėti arba knygą perskaityti, nebūtinai autosporto temą? Filmus tai aš esu Marvel fanatikas, visų Marvel filmų. Tai, nu, ir dar DC, bet šiaip Marvel tai man esu visiškas fanatikas. Mm. Ir, bet šiaip jeigu filmą, tai kažkodėl man gelbstinti eilinį Ryaną, tai vis laik tai yra filmas, kuris senas, oldschoolinis ir žiauriai patinka. Nu, žiauriai, Ok, nežinau kodėl. Tai, bet jeigu filmų, kaip taip čia pasakyta, filmų, tai vertintis visą tą žanrą, tai yra Marvel. Tai čia vienareikšmiškai. Čia tik pasirodo su žmona žiūrim, tai mes esame visi čia tiesiog fanai Marvel. Tai serialo, tai Sostų karai, irgi numeris vienas, daugybę žiūrėjau seniau, dabar kiek mažiau dėl vaikam atsiradus, tai vaikam gimus. Tai, bet Sostų karai, knyga, knyga yra suktesnis klausimas. Dabar neturiu laiko, nemeluosiu, bet aš vis laik skaitydavau knygas istorinės. Nu, bet aš mėgdavau knygas, kur pasakoja tam tikrus apie, nežinau, nu, bet ką, iš antro pasaulinio karo, tam tikrus viduramžių e, laikotarpius. Ta prasme, nekalbu apie istorinės knygas, kur moko mokykloje, bet aš kalbu apie tam tikrus įsilaipinimus, antskrydžius, nu, va šito žanro knygas. Bet čia tokios vienos kaip ir nėra, bet man vis laik patikdavo istorija, tai iš tos serijos visą laiką. Tai, nu, tiesiog, va. Tai jeigu imant žanrą, tai yra viduramžių istorijos knygos. Tai dabar tiek supratau. laiko nėra skaityti, bet visą laiką iš to laikotarpio. Ok, kokią šalį, vietą arba renginį už Lietuvos ribų rekomenduotum aplankyti mūsų žiūrovams ir klausytojams? Šalį tai Graikija. Nežinau, mes dabar va, pagaliau Akropolio žmona. ralį? Jo, vat. O tai turi būti su raliu susiję ar ne? Ne, ne, nebūtinai, tiesiog, Ne. nu, vat, E, ką Jo, norėtum tai parekomenduoti, kad, vat, nežinau, ar buvai šalis tai ten, ar pats Graikija. nebuvai, nori nuvykti ir kitiem Šalis tai parekomenduotum. vienareikšmiškai, jo, Graikija, nu tiesiog man ten tiesiog ten labai patinka. E, e, nu, tikrai, nu, Graikija yra, nu, kažkas tokio. Tai E, atsakėjai, rengi, kaip ir. jo, bet pavyzdžiui, renginį su visa meilė raliui, nu tikrai su visa meilė raliui, nors myliu ralį kuo labiausiai, bet pats norėčiau ir vis dar neatrandu progos nuvažiuoti į Formulės 1 renginį. Bet aš kalbu ne tik atsisėst nu, kažkur tribūnose, bet turėti pitvolką, nu, ta prasme, su, nu, čia to nežinau, ar kad turėsiu kad nors gyvenime, bet praseit serviso parką, pitus, praeiti, nu, visą infrastruktūrą. Bet aš turiu minėjau, jau čia ne tik kaip žiūrovas, nu, tiesiog tenais norėčiau aplankyti, nes nu, Formulės 1 renginiai yra, nu, autosportai yra didžiausi, kaip bebūtų. Tai jie ten tiesiog miestas mieste atsiranda. Tai, tai, va, tai. O iš ralių, tai aš visą laiką esu skandinaviškų ralių fanatikas. Tai, pavyzdžiui, Skandinavija Royalio ralis, nu, ten man visą laiką aš jį stebiu, nu, nuo A iki Z. Šiaip esu, pavyzdžiui, jeigu taip lygintai, aš esu didesnis RC fanas nei VRC. Man tiesiog įdomu. RC toks man labiau artimesnis, prieinamesnis, tai ten konkurenciniai įskaitos įdomus. Aišku, stebiu VRC, viskas ten, tausme, nuo A iki Z, kiekvieną ralį, bet RC visą laiką įdomu. Nu, tie etapai tokie, kaip žiauri faini. Žemiškesnis biški.
Jo, toks žemiškesnis. Čia kaip va ir Formulė 1, Formulė 1 pavaiščiot pitvolkę. Nu, ne visada turėsi tokią galimybę. Nebent esi super žvaigždė, kurie tave kviečia pasivaikščiot, organizatoriai, arba esi, nežinau, ministras tos šalies. Tai Irgi, jeigu kviečia, tai tu ten eini, nu, tu prieini arti, bet tu vis tiek nepatenki į vidų. Ta prasme, taip, nu, ten labai sudėtinga patekti į vidų. taip, 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 taip. O nu, vis tiek kameros to neperteikia, kaip ten atrodo inžinieriškai visi pitai, garažai, kiekvienos komandos, gamyklos, tiksliau, ne komandos. Tai va, tai Formulė 1 būtum tas jau su visu aksesu, tai nu, įdomiausias gyvenime dalykas. Bet vis tiek rekomenduoju važiuoti į ralius. Tai Supratau. tikrai. Nes ralis, nu, Ok. jis daugiau emocijų atneša. Bent man, aš kiek žiūrėjęs visus varžybas, nu, man ralis vis tiek yra visai kas kitka. Nu, tai yra vis tiek karalienė man sporto. Ok, tai finalinis klausimas prieš Blitz klausimus. Kokį pasaulio ralio čempioną norėtum pakviesti arba pamatyti važiuojant Lietuvos ralį ir kuriam ralį? Loiba. Loiba. Jeigu jį vis dar Į kurį ralį? Oi, brama, žinok, dėl manęs, jeigu jis atvažiuotų ir mineralę, aš džiaugčiausi. Tai, Nes manau, bet, kad gal kur nors rimčiau jam reiktų nei mini ralį. ji- jo, bet šiaip nebėra skirtumo, jeigu, nu, iš tikrųjų, aš manau, kad tai duotų didžiulę, na, nesąmonė, aš net turiu pasakyti, tai Loibas yra, Loibas yra pas mane numeris 1, nu, o iš dabartinių važiuojančių, tai esu Romperos fanatikas. Jaunas, talentingas, daug pasiekęs, teisinga ralio piramidė. Nu, aš jį tada, nežinau, socialiniuose tinkluose sekiau nuo tada, kai jis jau Lietuvoje važiavo Žemaitijos ralyje pirmą kartą. Tai, nu, žiauriai gražu. Ir žiauriai džiaugiuosi, kad toks jaunas jau pasiekė 2 VRC titulus. Tai jeigu imant iš senesnės kartos, tai Loibas, jeigu iš naujesnės, iš šiemetinės kartos, tai yra Rovampera. Tai va. Nu, tai Rovampera galbūt tiesiog Palauk, koks dar kažkada buvo atvažiuos. klausimas? Ne, tai tiesiog į Jo, kurį tai ralį. ai, nežinau, į Laršą, žinok, tikrai norėčiau. O tada, ai, Nu, hitas dar, koks automobilis turėtų būti, prasme, R5 turbūt. tai, vat, žinok, norėčiau, kad ne su VRC automobiliu atvažiuotų su Rally 2 automobiliu, kad mūsų lietuviai turėtų motivacijos. Nu, tarsi, aiškiai žinotų, kur Pasižiūrėti yra kopas. tikrą Taip, lygį, taip. ne? Ne, nežinau. Taip, nes su Rally 1 automobiliu atvažiuosi, nu, taip, pats automobilis pritrauks daug žmonių, bet aš manau, kad, žinok, įdomesnė kova, nu, ne tai, kad kova, įdomiau būtų tiesiog vaikai važiuotų su Rally 2 įskaitos automobiliu. Intriga būtų didesnė. Taip. Nu, intrigo, žinai, nu, gal per labai aštrus žodis būtų. Nes, nu, reikia suprasti, kad VRC pilotas, jis pravažiuoja per metus daugybę tūkstančių kilometrų. Nu, tūkstančiais. Tiek treniruotėse, tiek varžybose ir panašiai. Tai plus sąlygas visai kitokias turi. Nu, jam nieko gyvenime nereikia rūpintis apie to, kad sės prie vairo ir važiuoti. Tai va, Gerai, tai einam prie Blitz klausimo ir pabaigsim, taip. nes matau jau, Labas, Saulė. turi Žinok, užsiemimą. žinok, prašinėjau. Ja, ja, ja. Tai va, Tai šitą va išlaikytų tą, kur minėjau, federacijos testą, tai išlaikytų. Nes girdi visus telefono pokalbius, šaunuolė. pasakoja, kaip sekėsi varžybose, tai jinai jau tiek apie taisyklę žino, tai aš čia taip galima pasidžiaugti. Taip. Tai gerai, einam prie Blitz klausimų. Monte Carlo ar Suomija? Monte Carlo. Filmas ar knyga? Kadangi neturiu laiko daug, tai filmas. Nes Rally nemėgstu vienas, knygų nepabaigti. Nemėgstu knygų nepabaigti, todėl renkuosi filmą. Rally vienas ar B grupė? Oi, B grupė, aišku. Tai A, iOS ar Android? Android. Sparko ar Alpine Stars? Alpine Stars.
Tumalevičius ar Brunza? O Jėzu. Žinok, dėčiau lygiasias šitoje vietoje. Nu gerai, negaliu turbūt lygiųjų, tai, nu gal tebūnie Brunza. Nu, nes pirmasis, nu jo, jis toks, kur, kai, nu jo, jis išsikovojo daug tuo metu, nu, kai visgi buvo priespauda didžiulė, apribota viskas, nu, jis daug išsikovojo, siekdamas tikslų. Daug, nu jo, aš tai sakyčiau, tebūnie Brunza. Sausas ar pusiau saldus? Pusiau saldus. Žiedas ar driftas? O jie, tu tikrai ne. Na gerai, žiedas, vienareiškiškai. Cepelinai ar šašlykas? Cepelinai. Sebastian Loeb ar Sebastian Ožie? Loiba. Nu, tu prieš tai atsakei, Jo, tai kai kalbėjom. Tai ką, Dariau, ačiū labai. Buvo labai smagu. Šiandienai tiek. Manau, kad dėkui. susitiksim dar kitą kartą. Neužilgo. Neužilgo. Gerai. Iki. Iki.